jūrą, man dar netekę važiuoti, dabar taip išėjo, kad laimėjom Viktoriną Petro sukurtą Auštrevičiaus ir taip atsidūrėm. Iš tikrųjų, kelionė labai įspūdinga, na gal kiek vargina autobuse tas karštis, bet tiesiog taip jau sutapo geros karštos dienos ir čia visur po senamiesčius vaikščiot, tai gal vienintelis karštis, bet iš kitos pusės geriau nei lietus. Su Petru tekę tikrai bendrauti jau ne vienam kažkur per politiką ir per rinkimus ir aš jau jį taip kalbėjęs su juo ne kartą. Tikrai matau įžvalgą didelį, tikrai įžvalga labai stipri, visada kultūringas, mandagus, pasitempęs, na iš tikrųjų tinka tokiom pareigom. Aš manau, kad jisai dar ne vieną kadenciją tenais dirbs. Kelionė yra puikiai, tiesiog viskas suplanuota ir aplankom Vokietijos Dresdene buvom ir Strasbūro senamiestį, tai yra labai puiku. Labai įdomiai pristatė iš tikrųjų Petras, tai labai džiaugiuosi, kad galiu pamatyti iš arti. Petrui palinkėčiau toliau atstovauti Europarlamente ir tikiuosi naudingų sprendimų. Petrą Auštrevičių pažįstu jau daug metų, yra tekę bendrauti ir visuomet dirbu rinkimuose, esu apylinkės pirmininkė. Tai va, ir labai tikiuosi, kad Petras ateinančiais metais kels kandidatūrą galbūt į prezidentus. Tai va, matysim, jeigu ne, tai Europos parlamentą tiesiog Panevėžy mes balsuojam ganėtinai neblogai už jį ir tikiuosi, kad vėlgi Europarlamentas ir toliau bus Petro darbo vieta. Iš tikro vartotojų teisės, mes kaip vartotojų teisų gynėjai žinom, kad ES viena iš pagrindinių vertybių yra žmogaus teisės ir vartotojų teisės. Ir tas bendrumas, labai buvo malonu sulaukti to kvietimo iš Petro Auštrevičiaus. Tas bendrumas su kitom nevyriausybinėm organizacijom svarbu buvo pajusti ir Europos parlamentaro tą vienybę su mumis. Tikrai labai ačiū už tą sutiktą galimybę. Tai labai džiugu, kad galėjom šiemet išvežti skirtingus sričių savo savanorių koordinatorius į šitą kelionę, nes jie tikrai yra verti, kiekvienas skirtinai. Aš važiuojant bandžiau paskaičiuoti, tai jie per šios metus, kurių praėjo 9 mėnesių, praleido daugiau kaip 45 paras savanoriaujant, tai jiems tai yra labai didelė dovana. Įspūdžiai tikrai geri, tikrai visada smagu praplėsti savo akiratį ir gauti naujų žinių, pamatyti Europos valdymą iš pirmosiomis akimis, kaip sakyti. Pačioje kelionėje ir įdomu sužinoti apie įvairių miestų kultūras, istorijas. Tikrai įdomu ir kelionė suteikia daug žinių įvairių.